Sveiki, esu vaikų ir paauglių psichologė Natalija ir šiandien draugė su Vilniaus sveikiau mes pakalbėsime apie būdus, kaip padėti vaikams rūpintis burnos higiena ir dantukų sveikata nuo mažų dienų. Tėvams labai svarbu suprasti, kad bet kuriam naujam įgūdžiui, kurį mėgina suformuoti vaikui, reikia laiko ir kantrybės. Todėl visos nesėkmės, su kuriamis yra susidurime, visi pasipriešinimai, atsisakymas valytis dantis, tai dar nėra verdiktas, kad tai bus visuomet. Tos audringos emocijos ir neigiamos reakcijos, kai kalba užeina apie dantų šepetėlį ir artėjantį vakarą, kuomet reikės eiti į vonią ir valytis tuos dantis, tai yra tos akimirkos būsena arba jausmas, kurioje randasi vaikas tuo metu. Kitaip tariant, transliuojamas jausmas nebūna nukreiptas prieš pačius tėvus, taip pat tai nėra apie patį procesą. Tai yra tos akimirkos emocija, kurios labai svarbu tėvams neišsigąsti, taip pat neįkrentant į kaltės jausmus, kad mokindami vaiką valytis dantis, jie daro vaikui kažką blogo. Tos nelengvos akimirkos kaip tik galėtų tapti svarbiu rodikliu tėveliams, ką vertėtų pakeisti dantų valymo rutinoje. Galbūt vienu atveju tai bus pabodęs dantų šepetėlis. Kitu atveju vaikas labai norės pabandyti savarankiškai valytis dantukus. Trečiu atveju galbūt tai bus pabodusi dantų valymo rutina ir tai irgi galėtų būti ženklas tėveliams, ką galima būtų bandyti paįvairinti visame šiame procese ir padaryti jį smagesnį ir žaismingesnį. Iš esmės nėra vieno vienintelio būdo, kuris pasitarnautų kiekvienam vaikui, kiekvienoje šeimoje. Kiekvienu individualiu atveju svarbu atsižvelgti į patį vaiką. Vaikų negalima gąsdinti tais odontologais. Pats vaikas iš savęs niekada nesilankęs pas šios srities specialistą, jis niekada nesugalvos, kad eiti pas odontologą yra baisu. Vaikas būna prigąsdintas. Jeigu nesivalysi dantų, tavo dantis reikės gydyti, arba juos reikės gręžti, arba dar baisiau skambanti vaikams frazė, juos reikės išrauti. Tokie žodžiai vaikų nemotyvuoja prižiūrėti dantis, jie juos įbaugina, tuo pačiu formuodami neigiamą nuostatą tiek odontologų, tiek jų atliekamų procedūrų atžvilgių. Palankiausia, kuomet lankymasis pas odontologą įvyksta ne tada, kai labai skauda ir kai jau yra problema, o kai yra apsilankoma profilaktiškai, kai yra ateinama susipažinti su odontologu, kai yra mokoma vaiką išsižioti prieš svetimą žmogų, kai odontologas suskaičiuoja esamus dantukus ir išsamei vaikui papasakoja, kaip prižiūrėti ir valytis tuos dantukus. Jeigu jau taip atsitiko, kad vizitas pas odontologą yra neišvengiamas, labai svarbu vaikus tinkamai paruošti ir papasakoti jiems apie odontologus iš tos teigiamos prizmės, pavartyti, skaityti edukacinės knygelės ar net filmukus, kuriuose būtų papasakojami apie šios srities specialistus. Vėlgi, vaikus ramina mintis apie tai, kad ne jiems vieniems prireikia lankytis pas odontologus. Todėl tėveliams rekomenduojama pasidalinti ir savo asmeninę patirtimį, papasakoti, kaip odontologai jiems padėjo arba sutaisė, išgelbėjo dantukus, kuriuos skaudėjo. Be abejo, vien to gali nepakakti, kad sumažinti vaiko jaučiamą nerimą ir baimę prieš artėjantį vizitą. Todėl labai svarbu atliepti ir emocinę artėjančio apsilankimo pas odontologą aspektą. Kaip tą padaryti, mes turėtume padėti vaikui įsivardinti, kaip jisai jaučiasi ir kas konkrečiai jį gąsdina. Galbūt vienu atveju tai bus baimė važiuoti į pačią ligoninę. Antru atveju galbūt vaiką gąsdins nežinomybė, iš ko susidės ta procedūra. Ir šioje vietoje vien atidaus ir rūpestingo vaiko išklausimo gali pakakti tam, kad padaryti pokytį vaiko savijautoje ir jo pasirengime žengti pro odontologo kabineto duris. Artėjantį vizitą taip pat rekomenduojama inscenizuoti, apžaidžiant, kaip tai preliminariai galėtų atrodyti, kaip vaikas išsižiotų, kaip vaikas papasakotų apie tai, kas jį neramina. Šie veiksmai gali padėti vaikui jaustis užtikrinčiau. Tėvams labai svarbu išlikti atviriems su vaikais ir jokių būdų nesakyti, kad procedūra nebus skausminga, bet ir nenuteikti, kad visiškai neskaudės. Palankiausia, jeigu apsilankymas pas odontologą vyktų etapiškai, kad vaikas palaipsniui galėtų prisijaukinti jausmą, ką reiškia nueiti pas odontologą, ką reiškia būti apžiūrimam svetimo žmogaus, bei tuo pačiu gauti visapusišką tėvų palaikymą ir pastiprinimą. Vaikų jokių būdų negalima barti ir gėdinti už jaučiamą baimę randantis pas odontologą, negalima barti
už ašaras, kaip tik svarbu su jais kalbėtis, stengtis su jais susitarti, galbūt tą pirminį kartą apsiriboti vien paprasta dantukų apžiūra ir vėliau randantis namuose, kalbantis, stiprinant vaikus, pabandyti sugrįžti ir pakartoti visą procedūrą, švelniai kalbinant vaiką ir pasakojant, kas ir kaip bus daroma su jo dantukais.